Labadiena, atvykau ir aš pristatyti savo metodinę priemonę. Šį kartelį ji yra skirta netaisyklingųjų veiksmažodžių mokymuisi. Kaip žinia, veiksmažodžių formų mokymasis paprastai yra nemalonus tų formų rašybos ir tarimo kalimas, o mokiniams tai yra nepatrauklu, neįdomu, nuobodu. Tačiau kita vertus, be šių formų vartojimo vargu ar įmanoma mokytis kažkokių tai kitų naujų gramatinių struktūrų. Mano tikslas buvo parengti patrauklią mokomąją priemonę. Kaip aš suprantu patrauklę, manau, tai turėtų būti interaktyvi priemonė, priemonė su žaidimo elementais, priemonė, kuris skatina rungtyniauti, kuris sudaro galimybę mokiniui stebėti savo pažangą, įsivertinti save, ir kad jinai nebūtų tiesiog monotoniška, nuobodi. Turbūt geriau yra vieną kartą pamatyti, negu daug kartų girdėti ir kviečiu pasižiūrėti, kaip atrodo tas mokymasis. Burst, burst, burst. To lead, led, led. To burst, burst, burst. To lead, led, led. To deal, dealt, dealt. To pay, paid, paid. To take, took, taken. To lead, led, led. To lead, led, led. To burst, burst, burst. To pay, paid, paid. To take, took, taken. To take, took, taken. Tam, kad mokytis būtų dar įdomiau, patraukliau, kad turėtumėm daugiau motyvacijos, kad turėtumėm noro rungtyniauti, turbūt prisimenat tokį Facebook'e paplitusi reiškinį kaip Ice Bucket Challenge. Tai mes sugalvojom taipogi mesti vienas kitam iššūkį Facebook'e. Tuo tikslu mes susikūrėm savo atskirą grupę, uždarą grupę. Pastebėjau, kad mokiniai nėra linkę Facebook'e dalintis gerais darbais, tai jiems pasirodė gal gėda, gal nežinau kodėl, bet jie prašė, kad grupė būtų uždara. Tai žodžiu taip, vienas mokinys atlikęs tam tikrą gabalą užduoties, kuomet jisai yra lyderių lentelėje pirmas, jisai meta iššūkį kažkuriam tai kitam mokiniui ir tas mokinys turi atlikti užduotis tiek, kiek pirmasis, jį aplenkti ir tuomet mesti iššūkį trečiajam. Dar šiek tiek norėčiau trumpai apie priemonę. Ji yra patogi naudotis, tiesiog viską galima daryti internetu, tiek kompiuteriu, tiek telefonu. O jeigu nėra interneto prieigos, tiesiog programėlę parsisiuntus vieną kartą į savo įrenginį, daugiau interneto kaip ir nereikia. Tokie jos privalumai. Manau, kad vienas iš privalumų yra mokytis bet kur ir bet kada, tiek klasėje, tiek namuose. Mokiniai gali nusistatyti savo dienos limitą, žodžiu, kiek tą dieną jie mokysis, ir tai yra nuolat primenama jiems elektroniniu paštu. Taip pat mokiniai gali stebėti savo pažangą, rungtyniauti su kitais žaidėjais, besimokančiaisiais. Yra lyderių lentelė, kur tu tiesiog gali stebėti savo vietą toje lentelėje, kurioje tu esi, kiek tau trūksta, kad aplenktum pirmąjį ar antrąjį ir panašiai. Sistema yra gana pedagogiška, todėl kad leidžia mokytis toliau tik tada, kai jau išmoktos formos yra užfiksuotos ilgalaikėje žmogaus atmintyje. Tai yra, mokinys gali tęsti tik tuomet, kai pakartoja jau išmoktas formas ir kai kiekvieną tą formą jis pakartoja tam tikrą skaičių kartų, kai šis veiksmažodis jau tvirtai guli mokinio ilgalaikėje atmintyje. Priemonė yra patraukli, manau, nes tai pusiau žaidimas, pusiau rimtas mokymasis.
Mokymasis nėra monotoniškas, mokomoji medžiaga yra padalinta į 8 lygius, kiekviename lygyje užduotys yra skirtingos. Taipogi mokymasis yra daugiapakopis. Pirmiausia, mokinys pamato grafinę veiksmažodžių formą ir girdi tarimą. Tokiu būdu garsas yra siejamas su raide ar raidžių junginiu. Tuo pat metu nurodoma ir veiksmažodžio lietuviškas atitikmuo. Ir tik tuomet prašoma atlikti užduotį. Mokantis yra įtraukiamas keletą veiklų. Tai yra užduotis varijuoja. Reikia, pavyzdžiui, parinkti teisingą grafinį atsakymą pagal girdimą tarimą ar parinkti teisingą atsakymą pagal grafinę veiksmažodžio formą, parinkti tariamą veiksmažodžio formą pagal duotą grafinę formą arba tiesiog pačiam įrašyti veiksmažodžio formą. Man ši priemonė patinka, tačiau klausimas, ar ji patinka mokiniams. Apklausoje dalyvavo mokiniai, kurie ją yra išbandę ir 75% teigia, jog ši priemonė jiems labai patiko ir 25%, jog ši priemonė patiko iš dalies. Toliau klausiau mokinių, ar jie padarė pažangą, tai yra, ar išmoko veiksmažodžių formų. Ir visi apklausoje dalyvavę mokiniai teigia, jog taip, jie tą pažangą padarė. Toliau pasidomėjau, kas būtent labiausiai patiko toje mokymosi priemonėje. Ir kaip matom, mokiniai teigia, jog labiausiai jiems patiko galimybė girdėti veiksmažodžių tarimą. Jie teigia, jog dirbo jų girdimoji atmintis. Lygiaverčiai jiems patiko ta priemonė, kadangi tai pusiau žaidimas, pusiau rimtas mokymasis. Toliau jiems patiko mokytis nuotoliniu būdu, kompiuteriu ar telefonu. Patiko tai, jog visos 3 veiksmažodžių formos yra matomos. Jie teigia, jog dirbo jų vaizdinė atmintis. Ir mažiausiai jiems patiko galimybė matyti veiksmažodžio reikšmę. Manau dėl to, kad dauguma jau tų veiksmažodžių formų, jos yra jiems žinomas. Toliau klausiau, kurie užduočių tipai buvo naudingiausi, kurie labiausiai padėjo mokytis. Ir mokiniai teigia, jog labiausiai jiems padėjo atsakymo įrašymas, kuomet yra pateikta viena forma. Taip pat parinkti matomą atsakymą iš duotų atsakymų, parinkti girdimą atsakymą ir įrašyti atsakymą, kuomet girdi tarimą. Ir pasidomėjau, ar ateityje vaikai norėtų panašių mokymosi priemonių. Ir visi apklausoje dalyvavę teigia, jog taip, tokių priemonių jie norėtų.